Kol kas gero noro iš Baltarusijos pusės mes nematome, o aš kaip tik sakyčiau, kad dialogai galimybės atsiranda tuo met, kuomet kita pusė pademonstruoja gerą norą puoselėti, kiek tai yra įmanoma, žinoma, kaimyniškus ryšius. Ir jeigu tam tikrą laiką mes matome, kad situacija yra stabili ir kad tikrai Baltarusijos režimas nekelia Lietuvai kažkokių tiesioginių grėsmių, kontaktai, dialogas tam tikrų lygių yra įmanomas. Pastarojo meto balionų atakos deja paneigia tas prielaidas, apie kurias gerbiamas ponas Kaulas kalbėjo, kad balionų klausimą iš esmės pavyko išspręsti. Deja nepavyko išspręsti ir tai dar netgi, sakyčiau, tokiu parodomuoju metodu demonstruojama ką tik išvykus specialiajam įgaliotiniui iš Baltarusijos teritorijos. Dėl Lietuvos laikysenos Baltarusijos atžvilgių kalbame su savo ES partneriais valstybėmis narėmis. Atkreipsiu dėmesį, kad ES nuostatos ir pozicijos Baltarusijos atžvilgių tiek dėl politinės laikysenos izoliavimo ar ne, tiek dėl sankcijų, tiek dėl keliamų sąlygų yra ne kartą užfiksuotos įvairių lygmenių. Visos medijos. Jokios dėrybos nei dėl trąšų gabenimo, nei dėl aukšto lygio politinio susitikimo šiuo metu su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis nevyksta. Lietuva ir toliau laikosi tokios pat pozicijos, nuoseklios pozicijos, tai yra sankcijų politikos, nes jūs žinote, kad neseniai Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis pratęsė sankcijas iki kitų metų birželio pabaigos, mes tokios pozicijos ir laikomės. O aš kokias 3 savaitės prieš. O dėl tolimesnio mūsų bendravimo priklausys nuo tų tolimesnių Baltarusijos režimo žingsnių, nes mes kėlėme labai aiškius dalykus, atsisakyti paramos Rusijos agresijai prieš Ukrainą, išleisti politinius kalinius, tai tie dalykai išlieka. Išlieka europinės sankcijos, tai matyt, kad dabar mes turime tam tikrą laiką. Aš nesiūlyčiau pradėti nuo politinio lygmens pokalbių, bet siūlyčiau intensyvinti technikinius pokalbius, ko man atrodo trūksta šiuo metu, o paskui žiūrėsime. Grįžtume prie viceministrų lygmens, tai čia mes po truputį einame ir link. Sakyčiau, vėl tranzitas, jeigu dabar jie jau vis tiek jie tranzituoja per kitų. Strigė tame, nes ir sankcijas, ką aš paminėjau, irgi kad galima kalbėti. Na, nežinau, tai yra spaudimas, tai turbūt tik tai realybės patvirtinimas, kad gyvename šiek tiek kitame laike ir kad dalykai sprendžiami yra dažnai per tokius asmeninius susitikimus, per vizitus, kuriuos mes iš pasiuntinio Kaulo jau matome, jau čia tikrai ne pirmasis, čia jau pastovus tas bendravimas, jis yra grynai paskirtas šitam failui, šitai šaliai ir tuo pačiu, aišku, susitikimai su mums. Žinau, kad mūsų vadovybė šalies susitikinėja su pačiu pasiuntiniu tiek čia, tiek Vašingtone. Sako, tokia situacija dabar yra, tai pabandykim, yra teisinga. Pavyzdžiui, kitą savaitę, ketvirtadienį atvyksta... Yra 4. sąlyga. Ką čia svarbu pasakyti, kad Lukašenka nėra savarankiškas veikėjas. Tai pradėdami kažkokias tai dėrybas, keldami mūsų santykius į diplomatinį kitokį lygmenį, mes iš esmės deramės su Putinu ir, Putino režimą mes esame pripažinę teroristiniu, tikriausiai to neturėtume daryti.